Bruksizmas arba dantų griežimas tai yra, kai žmogus labai stipriai trina dantis vienas į kitą arba stipriai sukanda. Dažniausiai tai yra daroma nakties metu arba labai dėl ko nors susijaudinus, sunerimus. Bruksizmas yra vienas iš tokių ligų, kai mokslas dar nėra iki galo išsiaiškinęs tikrosios šito bruksizmo priežasties. Dažniausiai tai būna dėl kažkokių tai nervinių situacijų, kada žmogus būna labai susinervinęs, įsitempęs, susijaudinęs, arba tiesiog kaip įprotis, kada žmogus tiesiog labai stipriai sukanda dantimis, net to pats nepajausdamas. Kad žmogus griežia dantimis, dažniausiai gali pasakyti artimas žmogus, kuris miega šalia ir girdi, kaip jo artimas žmogus tiesiog griežia dantimis. Arba atvykus pas odontologą, odontologijos kabinetą, gydytojas pamato labai nudilusius dantis. Bruksizmui gydyti dažniausiai taikomas yra kapos nuo bruksizmo, kurios gaminamos iš akrilo. Jos sugeria tą jėgą dantų besitrinančių vienas į kitą ir apsaugo dantis nuo nudilimo. Sudėtingesniais atvejais, kada atsiranda jau dantų jautrumas, nudilę didesnis danties vainiko plotas, tada galima dantį atstatyti plombuojant arba protezuojant vainikėliu. Esant bruksizmui susijusi su nervinė įtampa, rekomenduojama kreiptis į psichoterapeutą, kuris paskirs atitinkamą gydymą nuo bruksizmo.